Jūs visi čia, kurie susirinkote, be abejo, ją žinote vienaip ar kitaip, ją pažįstate, ar esate susidūrę ir su jos kūryba svarbiausia. Tai yra kažkas tokio vis tiek, kaip ima ir užauga netikėtas augalas, kurio niekaip neįvardinsi. Gražina yra pasakiusi tokią paprastą ir tokią įspūdingą metaforą. Žiūrėti ir žiūrėti, kaip gražiai vėjas pašiaušia paukštelio galvos plunksnas. Man atrodo, kad tokio pamatymo apskritai jau turėtų užtekti tam arba tai, kuri gali šitokius dalykus pamatyti kaip grožį arba netgi galbūt pasaulio arba žmogaus gyvenimo raktą, reikėtų šituo keliu toliau ir eiti. Morkas, žinokit, va, su širdelė. Bet žinokit, morkas susityrėme. Į vakarą išvažiuoja. Klausyk, žiūrėk, aš tau atnešiau. Palauk, nesidaužai. Aukia. Ne. Batelis. Tai visą laimę, nes aš tiesiog mieste nebegalėdavau išeiti į gatvę. Vieną kartą ten buvo mano tokia paroda organizuojama. Ir aš eidama, aišku, visą prieš parodos atidarimus labai jaudinuos ir kritau visai, netoli galvoju, kai 100 metrų iki to, tiesiog gatvėj kritau. Nu, nežinau, žodžiu, kad visai nebepakėliau paskutiniu metu. Tas buvo prieš 15 maždaug metų. Jau gatvėse, tada jau supratau, kad reikia man to gryno oro ir dar nežinojau, kad aš čia gyvensiu. Aš kartais pagalvodavau, ar kažkas manęs paklausė, ar aš norėčiau gyventi prie jūros, ar prie didelės upės kaip Nemunas, ar prie mažo upelio, ar prie ežero. Pasakau, prie mažo upelio. Žodžiu, kad, svajonė išsipildė. Tikrai. Būtent prie mažo upelio.
skroblus, kai čia jau tik taip jį pamačiau ir kai pajutau, dar nebuvo tos sodybos. Ir kai teko nuo pat ištakų pereit, vis laiką piešiau, nuo Margionių, kuris teka iki Merkio. Teko, ten kai kur nebuvo galima praeiti, tai ten šalia skroblaus, bet vis laiką piešiau. Ir čia padariau tą ciklą skroblaus vingiai vadinasi. Po karo gyveno Muravoj. Dar nebuvo tuo metu to, dabar kai Savanorių prospektas Kaune. Tuo metu buvo Ukmergės plentas ir buvo prie pat miško mes gyvenom, ten Muravos kaimas. Ir pavyzdžiui, aš pradžios mokyklą lankiau, mažam tokiam namelį buvo Dainavos pradžios mokykla, Dainavos. Koks stapimas, reiškia, aš dabar gyvenu Dainavoj, va čia. Ir ten 4 klases baigiau. Ir mano vaikystė taip maži upeliai, purienos, o kaip dabar, kad žydi, pempės. Baigiau knygų iliustraciją ir ten buvo taip, kad patekau pas Vytautą Jurkūną. Tai čia toks paradoksas, už tai, kad jis galima sakyti, visiškai nesikišo. Aš buvau tokia jam priešinga. Ir jisai kažkodėl jisai pažiūrėjo ateidavo, toks, taip susiraukęs kaklą pažiūrėjo. Ir netgi jis mano darbus netgi prieš diplominio gynimą, jis yra matęs gal savaitę prieš. Visiškai jisai netrukdė ir nesikišo, leido pasirinkti, ką nori. Aš nežinau, aš tiesiog stebiuos. Ir aš pasirinkau Čiurlionienės Kymantaitės Giria žalioji. Tai man dabar taip tas atitinka. Kažkokia tai nuojauta buvo. Bet pradžio tai buvo, kai pradėjau Justino Marcinkevičiaus iliustruoti. Tai buvo pirmoji mano knyga. Tai, aišku, čia Laimono Noreikos dėka jis kažkaip pasiūlė Marcinkevičių, kad manęs paprašyti. Tai buvo gyvenimo švelnus prisiglaudimas. Tuo metu dariau tokius afotus, tai buvo pati pirmoji mano knyga. Buvo taip, kad aš pirmą ekslibrasą padariau čia dėka Antano Kmieliausko. Jisai tuo metu važinėjo į Kauną, padėjo daryti, ten kai yra prie Karo muziejaus tos stelos ten tokios. Ir jis padėjo skulptoriui, atrodo, Kaziui Švažui ten vieną, jis kaip meistras. Ir mes autobuse kartu važiavom, aš labai dažnai iš Vilniaus važinėdavau į Kauną, tai traukiniu, tai autobusu.
Ir mes kartu sėdėjom su Kmieliausku. Nu, ir kažkaip tai įsikalbėjom, kad ir jis menininkas, kažkaip tai, grupėje mes ten darydavom mūsų kaip tos ekslibrisus, kaip techniškai, kai ten reikėjo ir lino raižinius daryti, ir ofortus ten. Praėjom tas visas technikas ten dailės institute. Buvau padariusi keletą tų ekslibrius, ir sako, Vengrijoje bus paroda, ir man davė tarptautinė ten Belai Bartokui. Belai Bartokui atminti in memoriam. Davė adresus, ir aš tai padariau, ten kažkokį tokį smuiko raktą, ten primarginau kažką. Ir ką? Gavau laišką, kad 2 premiją gavau. Ir po to automatiškai man atsivėrė visi keliai. Dailininkų sąjunga automatiškai, ten paskui jau buvo labai sudėtinga, ten reikėjo labai daug tų darbų, ten pristatyti, ten rekomendacijų. O tada automatiškai, galima sakyti, mane priėmė Dailininkų sąjunga. Ir atsivėrė visi keliai, nes buvo išleistas katalogas Vengrijoje. Ten mano adresas pradėjau gauti. Ir iš Lenkijos, ten iš Italijos. Žodžiu, jau tokius prašymus tenai atsiųsti ekslibrius. Ten paskui automatiškai kvietimai į parodas. Atvirai sakant, tai man visas gyvenimas, ką aš esu padaręs, man tas truputėlį prieštaravimas, reiškia tas, žinau, kad ten būdavo tokių situacijų, kad reikėdavo ten ir slapstytis, kaip mes ten su tais kraštotyrininkais, kurie buvo ten kokiais 76 metais tokie nepageidaujami. Kaip mirė Balys Burašas, tas fotografas, tai mes ten 3, žinau, ten važiavom į šitą pas tėvą Stanislavą Paberžį, į ten kas saulutę tokią, jis paprastai darydavo tokias mažas saulutės ant sienos, bet ten, kad būtų tiktų kapinėse, kai mes ten slapta, ten ta saulutė kapinėse, kaip ten mus sekė, reiškia. Ir, pavyzdžiui, tas Daukanto kelių, tas žygeivių, tas toks buvo. Žodžiu, man tuo metu tai, ko negalima, man norėjosi daryti. Kažkoks tai, ir mano tie darbai, pavyzdžiui, dabar ne už ką nenupiešiau jokio angeliuko. O tuo metu, kai aš ten naktim spausdindavau, ten tiem žygėjim, kraštotyrininkam, ten prieš Kalėdas, ten kažkokį tai, tokį tarp žvaigždžių, ten kažkokį tai, ten virš žvakelių apsnigtų tą angeliuką. Tai buvo tuo metu toks stebuklas, reiškia. Aš niekada anksčiau, pavyzdžiui, gamto tokių motyvų, ten tų paukštelių niekad nepieždavau, bet mane tokie, dramatiški tokie momentai. Aš ten ir esu padarius ir sukilimų iš 93 metų. Ten ir tiem tremties, ten tokie motyvai pas mane yra. Ir atsimenu, kaip aš 88 metais sugalvojau savo gimtadienį nuvažiuoti į Taliną. Ten kaip tik buvo Laisvės fondas, taip? Laisvės fondo ten buvo. Jų toks suvažiavimas ir ten. Ir žinau, kad irgi ten siuvau tokia iš 3 tokių medžiagos gabalėlių šitą tokią vėliavėlę.
siuvau, nuvažiavom tą Taliną. Ten buvo labai tokių irgi gerų tokių žmonių, kurie ten priglaudė. Ir tada, kai jau žinau, kad Vaišvila ten buvo, Zigmas. Ir kai jis paskui kalbėjomės, ten buvo labai nedaug buvo iš Lietuvos, ten tų. Ir ta vėliavėlis, ta mano siuta vėliavėlė tokia rankoj laikė ir jis ten, reiškia, tam mitingė kalbėjo. Tai ir dabar kažkada jis čia buvo atvažiavęs, čia pas Dautartą, kažkaip jis bendrauja su Zigmas Vaišvila. Dar prisimena, kad jis tą vėliavėlę laiko tą mano. Nu va, tai man toks. Ir niekad neužmiršta savo gimtadienio, kada jis tais fakelais, reiškia, ten po tą Taliną, tą senamiestį buvo. Nu, aš sakau, tokia laiminga esu, kad man teko tą matyti ir tą Baltijos, tą kelią. Aš tuo dar gyva ir dabar jau taip laiminga, kad pasirinkau savo gyvenimo kelią, būtent gyventi čia, dirbti. Anksčiau aš labai keliaudavau čia kalnuose ir vieną kartą tokia grupelė važiavo iš Kauno į tą poliarinį Uralą, ten Vorkutoj buvom. Paskui ten tokia geologų stovykla gyveno. Ir aš buvau taip įsijautusi tą tremtinių. Galvoju, žinojau, kad ten labai daug buvo išvežta tą Vorkutą. Ir einam tie uodai ir aš tuo metu nežinau, iš kur pas mane buvo toks. Aš tiesiog, kad visi nuėjo, aš atsistojau ant geležinkelio, tai uodai puola ir tiesiog jų nevaikiau, reiškia, ką tie žmonės turėjo iškęsti. Ir jutau tiesiog, kad galbūt aš stoviu ant kažkieno kūno. Dėl ko aš tą žiemą pamėgau, nes būtent ten ir ta linija pradėjo švarėti. Pradžioje tai buvau linkus tokį smulkmeniškumą, ten tokia turi, o paskui tas sniegas ir, viskas, taip linija pradėjo. Tas sniegas, kai žinot, kaip pavasarį, tas šiukšlės visas atidengė, tai ten aš kartais pastebėdavau ir mano miniatiūros, dabar kaip pažiūriu senas, tai žiūriu, ir to galėjo nebūti, ir to, ir kaip išvarinti, ir kaip ta žiema, tas sniegas, viską gražiai ten atsijodavo, nežinau. Žiemą tai čia tik tai 3 gyvena. Vieną žiemą iš viso aš vieną gyvenau, nes ta Agotėlė ir Stasė, kaip nes vaikai įsivežė, tai vieną žiemą tai man buvo ypatinga. Kažkokia čia tokį dienoraštėlį rašiau, kiekvieną dieną man. Ir tuo metu,
čia dar jau dabar jau to katino nėra, ten kaiminės Stasės katinas toksai buvo, tai žinokit, supratau, ką tai reiškia, kai dar kažkieno širdelė tiksi šalia. Čia mano toks pieštas dienoraštis. Čia kaiminė Gotėlė žiemą. Aš pagalvoju kartais, kad kaip gaila, kad žmonės nemato, kaip jinai žiemą triūsia vargšė, nes daugiausiai ten jie mato tik tai vasarą. Tai čia taip paklijuoju, ką nors. Čia vėl Gotėlė. Labai mėgstu žiemos tokius eskiziukus daryti. Ir ten, kadangi aš kaime neturiu televizoriaus, tik radiją, tai, pavyzdžiui, kiekviena žinutė ar kieno nors pranešimas apie mirtį mane labai paveikia. Ir čia, kai pasakė, kad tai mirė Astrida Lindgren ir tuo metu kažkaip degė židinio ugnis, čia man lyg tai nupiešiau, ta ugnis man pasirodė lyg tai paminklas. Sakau, o čia vieną kartą išėjau, tai pelėda ūbavo, tai visokie tokie va. O čia irgi, kai sužinojau, kad mirė Vytautas Nedzinskas. Ir taip, jisai labai, kadangi tas gulbės mylėjo, tai čia tokia ir nupiešiau, tokia lyg. Tas puslapis skiriau jam, lyg tai tą gulbę. Tokia jau. Čia pradžioje tai buvo labai, manęs nesuprato kaime. Siūlė čia man tos daržus, ten sodin bulves, bet matau, kad čia kaitroji tą Gotėlę sėdi, ten tos bulvės, tie vabalai užpuola, ten tas lait. O aš žiūriu pro langą ir stebiu, reiškia tik tai. Kai tuo metu gamta tau tokia dovana, reiškia tą garšvą išaugina. Ten viena moteris sako, oi, kokia nelaimė, pas jis tiek daug garšvų, jų neįmanoma išnaikinti, tai piktžolė, sakau, kokia piktžolė, tai yra mano pagrindiniai vitaminai. Ir man labai įdomu stebėti gamtoj, čia buvo vieną tokia sausra. Čia prieš keletą metų, žinau, šalnos, reiškia, po to sausra. Ir aš labai vertinu tuos augalus, kurie išsilaiko. Žinau, kad buvo tuo metu bulvės visai ten, buvo visai pajuodusios. O rūgštynės, visus, žodžiu, jos kaip karalaitės pradėjo augti. Ir tada atskintos rūgštynių lapus. Nežinau, man patinka ir žmonės, kurie dabar stebės, o tie, kurie to tremty buvo, kurie kaip jie išgyveno, tiesiog sunku suvokti. Dabar mes atbijom tiesiog, baisu darosi, kai truputėlį šalčiau, ar ten toj kiti bėga iš kaimo, ten pasišildyti į miestą. Man ne tai, kad pakanka, aš dabar atrandu tai, ko aš nieko, tą, pavyzdžiui, tas skruzdėlytę ten stebiu. Pavyzdžiui, mane įkvėpia, kaip jinai ten į tą šapelį, aš žiūriu, kaip jos ten nešat, aš ten net pakarpau ten tų, nes čia nėra tų jau labai tokių mažų tų spigliukų. Kaip jos, mane tiesiog jos, įkvėpia.
gamtoj tokie stebuklai yra, kai nereiškia. Ar ten tai voratingliai, kažkas taip pakimba, ten vėl, nu suprantat, aš tik dabar pradedu suvokti, kas tai yra. Nes neteko taip nuo ryto iki vakaro stebėti ir tai mano dabar tikslas tik tas, va dar matyt, ko niekad anksčiau nesimatęs. Viskas yra čia gamtoje.